Kutis – mano pirmasis žurnalas. Piešdamas įvairias linijas, vaikutis išmoksta taisyklingai laikyti rašiklį. Lavinami pirmieji rašymo įgūdžiai. Lipdukų klijavimo užduotėlės lavina mažylio pastabumą ir moko sutelkti dėmesį. Rankutės apvedžiojimas skatina vaiko kūrybiškumą ir savarankiškumą, bei lavina mažylio vaizduotę. Štampuodamas piršteliu, mažylis išmoksta pažinti spalvas, jas maišyti, be to, tokiu būdu tvirtėja pirštukų raumenys. Jungdamas linijas pagal skaičius, vaikas mokosi skaičių sekos nuo 1 iki 5. Karpant žirklėmis lavinami mažylio rankos riešo ir pirštukų judesiai. Labirinto vedžiojimas ugdo vaiko loginį mąstymą. Detalių karpimas ir klijavimas lavina mažylio akių ir rankos koordinaciją. Kutis – pirmasis žurnalas vaikams nuo 2 metų amžiaus. Žurnalą sudaro 24 puslapiai, kurių formatas itin patogus mažiesiems. Linksma ir nuotaikinga veikla lavina vaiko meninę, socialinę, pažinimo, komunikavimo, saugios ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Prie kiekvienos užduoties yra pateikiami jos atlikimo pavyzdžiai, todėl mažylis labai greitai įsisavina informaciją ir džiaugiasi galėdamas savarankiškai įveikti užduotis. Žurnalą Kutį galite įsigyti visuose prekybos tinkluose ir pašto skyriuose. Prenumeruokite. Flintas – leidykla vaikams.